Amerikoje yra vieta, kurioje galite likti nenubaustam už žmogžudystę ir ji nėra paslėpta. Įsivaizduokite, kad žygiuojate Yellowstone'o Beklerio upės taku. Jūs esate giliai miške, už 10 mylių nuo artimiausio kelio. Peržengėte mažą nepažymėtą upelį ir to nežinodami išeinate iš Vyomingo ir patenkate į Aidahą. Medžiai atrodo tokie patys, oras toks pat retas, bet teisiškai viskas ką tik pasikeitė. Ir ši vieta žinoma kaip mirties zona. Čia dauguma žmonių nerimauja dėl meškų, o ne dėl konstitucijos. Tačiau būtent dėl jos jie turėtų nerimauti. Nes būtent šiame miško lopinėlyje įstatymas nesusimauna dėl to, kad jis silpnas. Jis susimauna todėl, kad tobulai laikosi savo taisyklių. Ir čia viskas tampa pavojinga. Yellowstone'as yra kruopščiai valdoma sistema, kurioje kasmet turistai išleidžia šimtus milijonų. Tačiau viename parko kampe sistema susiduria su kažkuo, ko negali išspręsti. Jūs nebesusidurėte su valstijos įstatymais. Esate federalinėje teritorijoje, o tai reiškia, kad atsakingi yra FTB ir Teisingumo departamentas. Tas pats dokumentas, kuris suteikia jiems tą galią, yra ir priežastis, kodėl jie galbūt negalės ją pasinaudoti. Ir būtent čia prasideda problema. Konstitucija yra procedūrų sąrašas. Kai tų procedūrų neįmanoma laikytis, teisingumas sustoja. Ir čia viena iš tų procedūrų tampa neįmanoma. Kodėl įstatymas čia neveikia? Paprastai apygardos atitinka valstijų ribas. Oregonas lieka Oregone, Florida lieka Floridoje. Tačiau Yellowstone'as yra kitoks, kadangi jis driekiasi per 3 skirtingas valstijas – Vyomingą, Montaną ir Aidahą. Kongresas pasirinko trumpesnį kelią. Atrodė paprasta, žinoma, bet tas sprendimas sukūrė problemą, kurios niekas nepastebėjo daugiau nei 100-metį. 6 pataisa sako, kad kaltinamasis turi teisę į teismą nešališkų prisiekusiųjų, gyvenančių toje valstijoje ir apygardoje, kurioje buvo padarytas nusikaltimas. Čia svarbus vienas žodis. Ir ten neparašyta arba, o parašyta ir. Tas mažytis žodis ir yra problema. Nes jei federalinis nusikaltimas įvyksta Idaho kampe Yellowstone'e, prisiekusieji turi būti iš žmonių gyvenančių tiek Idaho, tiek Vyomingo federalinėje apygardoje, kuri neegzistuoja. Mirties zona Yellowstone'e, kuri yra Idaho valstijoje, turi 0 gyventojų. Nėra nei namų, nei viešbučių, nei gyventojų. Tai teritorija, maždaug tokio dydžio kaip Vašingtonas DC, nutolusi, nepažymėta ir nesiskirianti nuo likusios parko dalies. O tai reiškia, nėra prisiekusiųjų. Nei iš Idaho, nei iš Vyomingo. Tiesiog nėra nė vieno, kurį galėtumėte teisėtai pakviesti būti prisiekusiuoju. Jei negalite suformuoti prisiekusiųjų dėl sunkaus nusikaltimo, negalite apskritai tęsti bylos nagrinėjimo. Tai visiškai teisėta spraga, paslėpta viename garsiausių Amerikos nacionalinių parkų. Šis spąstai užsiveria tik dėl pačių rimčiausių nusikaltimų. Viršijate greitį, nelegaliai stovyklavote? Jokių problemų, teisėjas tuo pasirūpins. Tačiau už bet kokį nusikaltimą, už kurį gresia daugiau nei 6 mėnesiai kalėjimo, Konstitucija garantuoja prisiekusiųjų teismą. Taigi čia jie negali teisėtai tęsti bylos. Pats įstatymas yra vienintelis dalykas, skiriantis nusikaltimą nuo bausmės. Brakonierius su galingu šautuvu arba kažkas bėgantis iš kitos valstijos. Kiekvienas planas, kiekvienas žingsnis įgyvendinamas žinant, kad įstatymas jų čia nepasieks. Šioje tuštumoje įprastos teisingumo taisyklės išnyksta. Jas pakeičia keista procedūrinio neįmanomumo logika. Tai nėra sistemos klaida, tai visiška aklavietė. Daugiau nei 100 metų ši problema liko nepastebėta. Tada teisės profesorius vardu Brianas Coultas ją atrado. 2004 metais jis tiesiog studijavo 6 pataisą ir tai, kaip federalinių apygardų ribos buvo nubraižytos žemėlapyje. Tačiau tada jis pastebėjo kažką neįmanomo. Linijos tęsiasi į Montaną ir Aidahą. Sudaryti prisiekusiųjų kolegiją ten buvo konstituciškai neįmanoma. Jis nebuvo sužavėtas. Jis buvo siaubingai išsigandęs. Tai buvo vieta, kur konstitucija reikalavo to, kas fiziškai negalėjo įvykti. Nedaug kitų šalių leidžia tokioms teisinėms spragoms egzistuoti nacionalinėme parke. Pavyzdžiui, Kanadoje nacionaliniai parkai priklauso provincijų arba federaliniai jurisdikcijai, tačiau teismo apygardos visada sudaromos taip, kad būtų galima sušaukti prisiekusiuosius. Net ir atokiausiose vietovėse vyriausybės rengiasi nenumatytiems atvejams. JF išsiskiria tuo, kad konstitucija yra absoliuti, tačiau absoliučios teisės susiduria su fizinė geografija, sukurdamos spragą, kuri yra unikali išsivysčiusiame pasaulyje. 2005 metais Coultas paskelbė straipsnį pavadinimu The Perfect Crime.
Ne tam, kad jį paskatintų, žinoma, o tam, kad priverstų ką nors tai ištaisyti. Jis išsiuntė kopijas Teisingumo departamentui, JAV prokurorui Vyominge ir kongreso nariams. Jis tikėjosi greito atsakymo. Vietoj to sulaukė tylos. Teisingumo departamentas užėmė neoficialią poziciją, kuri iš esmės ignoravo problemą. Šis spraga neegzistavo tol, kol teismas nepasakė, kad ji egzistuoja. Jie tvirtino, kad gali perkelti teismą arba rasti išeitį. Bet Koltas žinojo, 6 pataisa taip neveikia. Negalite paprasčiausiai perkelti teismo proceso vien todėl, kad konstitucija yra nepatogi. Būtent tam ir buvo sukurta teisių bilis, kad to būtų išvengta. Koltas pradėjo nerimauti, kad jo straipsnis taps nusikaltimų vadovu. Jis buvo pateikęs tikslias koordinates ir teisinius argumentus, reikalingus išsisukti nuo kaltinimo žmogžudystę. Yellowstone'as iš gamtos stebuklo vietos tapo teisinės paslapties vieta. Koltaso straipsnis tapo interneto sensacija. Apie jį buvo rašoma romanuose ir rodomi televizijos šou. Tačiau nepaisant mirties zonos šlovės, tikrasis šio žemės teisinis statusas išlieka nepakitęs. Yra realus šio reiškinio pavyzdys. 2005 metais vyras vardu Maikas Belderanas buvo pagautas brakonieriaujantis Yellowstone'o Montanos dalyje. Jis nebuvo žudikas, tik medžiotojas, kuris nušovė didelį elnio patiną ten, kur to daryti negalėjo. Kai byla pasiekė teismą, jo advokatai paminėjo Briano Kolto spragą. Jie teigė, kad prisiekusieji turėtų būti iš Montanos, o ne Vyomingo. Teisėjas tuoj pat atmetė šį argumentą. Vyriausybė sutiko sudaryti susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Belderanui buvo skirta 4 metai kalėjimo, taip pat baudos ir žalos atlyginimas. Pagal susitarimą jis sutiko neskųsti mirties zonos klausimo aukštesniam teismui. Štai kaip sistema elgėsi su žinomais trūkumais. Problema tyliai užgniaužiama, gydomi simptomai, o spraga paliekama gyvuoti. 50 kvadratinių mylių spraga išlieka beveik neišbandyta, tiksinti konstitucinė laiko bomba, laukianti atokioje vietovėje. Vyriausybei pasisekė su Belderanu, bet mirties zona nereikalauja bendradarbiaujančio kaltinamojo. Reikia tik žmogaus, kuris įstatymus išmano geriau nei prokuroras, ir 50 kvadratinių mylių Idaho teritorijos koordinates, kurias Brianas Koltas pažymėjo žemėlapyje, kad kiekvienas galėtų rasti. Koordinatės yra viešos. Teisinis argumentas paskelbtas. Bet kas pasiruošęs pasidomėti, galėtų įžengti į tą mišką tiksliai žinodamas, ką įstatymas gali ir ko negali jam padaryti. Ir daugelį metų tai liko tik teorija. Ir tada viskas pradėjo virsti realybė. Tarkime, hipotetiškai, kažkas savaitę studijuoja Kolto straipsnį. Jie atsispausdina koordinates. Jie nuvažiuoja iki Beklerio tako pradžios, nueina 10 mylių ir įvykdo nusikaltimą, kurį planavo mėnesius, žinodami, kad atvykus tyrėjams pirmasis skambutis nebus šerifui. Bus skambinama konstitucinės teisės profesoriui. Ir tas profesorius jiems pasakys tą patį, ką Koltas pasakė Teisingumo departamentui 2005 metais. Nėra jokios prisiekusiųjų komisijos, kurią būtų galima kviesti. 2021 metais Gabės Petito dingimas sulaukė pasaulinio dėmesio. Jos kūnas vėliau buvo rastas netoli Yellowstone'o regiono. Staiga žmonės pradėjo klausti, kas būtų, jei tai būtų įvykę vos už kelių mylių į vakarus? Kas būtų, jei tai būtų įvykę mirties zonoje? Tokios didelio atgarsio tragedijos artumas mirties zonai panaikino akademinį saugumo tinklą. Tai privertė žmonės suvokti, kad 6 pataisa turėtų saugoti sistemos vientisumą. Tačiau kai jis pažeidžiamas dėl žemėlapio klaidos, jis nuvilia aukas, kurioms to labiausiai reikia. Valo Deibelio byla suteikė dar tiesioginesnį ryšį su Yellowstone'u. Tyler Rajan ir G.J. Valo, 2 Lori Valo vaikai, paskutinį kartą gyvi buvo matyti 2019 m. rugsėjo 8 ir 22 parke. Jei vaikai būtų buvę sužaloti toje zonoje, prokurorai būtų patekę tiesiai į konstitucinį košmarą. Valo Deibel byla galiausiai buvo nagrinėjama valstijos teismuose, nes kūnai buvo rasti privačioje žemėje Idaho valstijoje. Tačiau toks kas būtų jeigu scenarijus vis dar persekiojo federalinius tyrėjus. 2022 metais Idaho įstatymų leidėjas Colinas Nashas bandė padaryti būtent tai. Jis pateikė oficialų prašymą kongresui perbraižyti ribą. Tai buvo būtent tas sprendimas, kurį dar 2005 metais pasiūlė Brianas Koltas. Jis buvo priimtas valstijos lygiu, tada pasiekė Vašingtoną ir nieko neįvyko. Tai yra žemėlapio klaida, o sprendimas paprastas. Perkelkite tą Idaho dalį į Idaho apygardą. Vienas sakinys įstatyme. Viskas. Idaho įstatymų leidėjams tai buvo viešojo saugumo klausimas. Kongresui tai buvo raštvedybos klaida, nevertas svarstymo laiko.
Tai pasikartojanti problema, kaip federalinė vyriausybė tvarkosi su nacionaliniais parkais. Kadangi žemė priklauso federaliniai valdžiai, valstijos turi mažai galios priversti keisti padėtį. O kadangi šios vietovės yra atokios, Vašingtone esantys žmonės beveik nejaučia politinio spaudimo imtis veiksmų. Galiausiai gaunasi sistema, kurioje žemėlapis yra neteisingas, bet tie, kurie laiko rašiklį, atsisako nubrėžti naują liniją. Kolinas Nešas atsistatydino iš Idaho įstatymų leidžiamosios valdžios 2024 metais, palikdamas pareigas, kai mirties zona vis dar buvo atvira. Net kai įstatymų leidėjas atlieka darbą, pasiūlo sprendimą ir sukuria sutarimą, federalinė inercija yra stipresnis už patį įstatymą. 20 metų, vienas straipsnis, jokių veiksmų. Lankomiausiame nacionalinėme parke Amerikoje yra konstitucinė spraga ir Vašingtonas apie ją žinojo visą laiką. Tai nėra biurokratinis nekompetentingumas. Kažkas pažvelgė į problemą, ją suprato ir nusprendė, kad politinė klaidos pripažinimo kaina yra didesnė nei rizika palikti ją neišspręstą. Pirmoji to priežastis – politinės naudos trūkumas. Teismų apygardos ribų koregavimas nelaimi rinkimų. Ne vienas lobistas nefinansuoja rinkimų kampanijų dėl nacionalinių parkų ribų reformos. Mirties zona yra tokio neveiklumo auka. Nuolatinė teisinės apsaugos spraga, laukianti, kol netinkamas žmogus į ją paklius. Antra priežastis yra dar ciniškesnė – baimė pripažinti klaidą. Jei kongresas priims įstatymą, kad ištaisytų Idaho mirties zoną, jie iš esmės pripažins, kad įstatymas buvo netinkamas daugiau nei 100 metį. Jie pripažįsta, kad Brianas Koltas buvo teisus dar 2005 metais, o jie nusprendė jį ignoruoti. Politikoje ilgalaikio nesėkmės pripažinimas dažnai atrodo rizikingesnis, nei leisti jai pūliuoti. Kol niekas iš tikrųjų neišeina laisvėn dėl techninės smulkmenos, kongresas gali toliau apsimesti, kad tai tik teisės mokyklos hipotetinis atvejis. Jie rizikuoja visuomenės saugumu, kad apsaugotų savus. Reputacijomis, tikėdamiesi, kad laikas baigsis anksčiau nei sprogs bomba. Šeštoji pataisa yra tokia stipri, kiek leidžia žemėlapis. Jei įstatymų leidėjai gali ignoruoti skylę svarbiausiame šalies parke, kokių dar spragų yra sistemoje? Tas pats nusikaltimas, padarytas už mylios, turi visiškai skirtingas teisinės pasekmes. Konstitucija to nežino, bet žemėlapis žino. Dželaustūni įstatymas yra sąlyginis. Brianas Koltas garsiai yra pasakęs, kad vienintelis dalykas, kuris tai ištaisys, yra kruvina marškiniai. Kažkas tikriausiai turės įvykdyti smurtinį nusikaltimą, stoti prieš teisėją ir stebėti, kai byla bus nutraukta, nes negalima suformuoti prisiekusiųjų kolegijos. Tik tada, kai antraštės šauks apie laisvėje vaikštantį žudiką, kongresas pajus spaudimą reikalingą priimti vieną paprastą įstatymo sakinį. Kol neįvyksta žeminantis viešas fiasko, sistema verčiau žiūri į kitą pusę ir apsimeta, kad pavojaus nėra. Jie laukia tragedijos, kuri suteiktų jiems politinę priedangą atlikti savo darbą, o vienas 132 metų senumo klaidą laiko menku nepatogumu. Šeštoji pataisa. Tame mažame Idaho lopinėlyje tebėra paralyžiuota. Tai išlieka įspėjimu visiems amerikiečiams. Jei tokia akivaizdi spraga gali egzistuoti viename iš labiausiai stebimų, žinomiausių nacionalinių parkų, kas dar gali slypėti sistemose, kurias laikome savaime suprantamomis? Tas upelio kirtimas Beklerio take vis dar atrodo taip pat. Medžiai nepajudėjo ir įstatymas taip pat. Galiausiai ta biurokratija gali būti pavojingiausias dalykas tuose miškuose. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai svarbu. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje MAPAC.